šonu galite apsilenkti, o šone auga žolytė, tai žinokite, ten yra tikrai labai pavojinga, nes ten yra medelių. Medelių, šakų, nupjautų, visokių pagalių, stagarų, taip kad tikrai tenai nelenkite. Kitas prašymas, pagalvokite, ar jums tikrai reikia lenkti leidžiantis nuo kalno. Yra ir dropų, ir nelygumų, gali susimėtyti, pagalvokite šitą vietą irgi, taip kad tikrai būkite atsargūs. Visi nusileidimai tikrai yra pavojingi, ypač tie, kurie yra, sakykime, nenuvažinėti. Tai būkite tenai atsargus. Toliau šiandien su mumis Lietuvos orientacininkų kalnų dviračiais rinktinė su apsilenkti, kas stipresnis, kas gudresnis, taip kad turite tikrai iki to upelio Sindų, pakankamai daug vietos apsilenkti. Dabar startuos vyrai mėgėjai iki 35 metų ir 50 plus, taip kad šitie. Praleidžiam, gerbkime. Gerbkite dedukus. Ir stipriausius. Gerai. Laukiame žalios spalvos. Ir nepamirškite, kad jums MTBO rinktinį kvėpuoja į nugarą. Taip kad reikia pasistengti. Startas. Sveiki visi ir vėl esame karmos varžybose Vilniuje. Monzūriškių krosas. Tikrai gan sudėtinga trasa, nebuvo tikėtasi, kad tokia bus sudėtinga. 2 ratai, 8 km, 1 rato ilgis, 200 metrų sukilimo. Atrodo lengva, bet pamatysime, kad taip nėra. Taigi startavau mėgėjų grupėje iki 35, priekyje matosi mano varžovai. Startas gan buvo sklandus, tempas starte gan aukštas ir reikia jį palaikyti. Trasa nėra žinoma man, tik iš nuogirdų ir kalbų žinau, kas maždaug mūsų laukia. Tai nemažai upelio kirtimų, neįminama įkalnė ir šiek tiek techniškų vietų. Na, o šiuo metu važiuojame tokiu žolės takeliu, kur visiškai nerieda, krato ir tikrai sunku čia palaikyti tempą. Neriedakas visiškas, turbūt šis segmentas ir vadinasi. Na, priekyje manęs Bike Expert komandos dalyvis, už jo taip pat Bike Expert. Orestas, šis sezonas labai sėkmingas, Orestui gera forma. Tai mano kaip ir tikslas būtų palaikyti jo tempą, bet iki jo yra dar vienas varžovas. Na, o po kol kas, kur apsilenkti, sunku rasti šioje trasoje. Na ir kertam pirmąjį upelį, gan negilus. Ir štai mano pirmas bandymas apsilenkti, bet nespėjau. Tai ir nusprendžiau nerizikuoti. Na ir važiuojame tokią techniškesnę atkarpą palei upelį. Greitis tikrai nedidelis, trasoje gan daug visokių pagalių, akmenų, trasa nėra švari, mažai važiuota, šią trasą matas yra ir va štai kaip ir tokios vietos, kur reikia visai susistabdyti, išsisekti pedalą ir įveikti kliūtis. Na, per kamerą netrodo tas šlaitas toks status, bet važiuoti beveik neįmanoma juo, nes dviratis lysta šoniniu kampu tiesiog žemyn. Net ir su kojomis sunku čia prabėgti. Tai mano manimu ši būtent atkarpa pravažiuoti neįsisegus tikriausiai, kad yra neįmanoma. Na ir susidarė šioks toks tarpas jau tarp priekyje esančio varžovo ir už jo esančio jo komandos nario Oresto. Taigi supratau, kad man jau reikia čia lenkti ir spausti ir bandyti prisivyti. Na ir kainuoja tikrai nemažai jėgų prisivyti. Minu maksimumą, kad tik šią lengvą atkarpą greičiau prisivyčiau. Bet tokių tiesiųjų lengvesnių tikrai labai buvo mažai, viena kita, kur realiai pavalgyti, atsigerti, o ir reikia kažką dar prisivyti. Na, čia toks tiltukas, o už jo tokia įkalnė. Turi spėti bėgį persimesti greitai. Na, čia matome elektrinis dviratis apgėdęs jau. Tai kaip ir savo varžovus prisivijau. Tai reikia palaikyti tempą.
Šiuo metu tikriausiai važiuoju 5 ir dar vienas upelis, taip pat negilus, bet kaip visada po upelio dviratis veikia tikrai ne taip kaip sausas dviratis, girgžda braška. Na ir padango aišku protektorius šlapės ir gan slidus, tai šitoje vietoje slysta nuo tokio šlaitelio akmenuoto padangą ir tenka įsisekti ir šiek tiek atitrūkstu nuo priekinės grupės. Na, tų upelių tikrai čia netrūko, bet vis tą patį upelį, kaip supratau, kertam. Na ir sekant įkalnę, dar kažkiek matosi varžovai, bet motyvacija krenta, prisivyti juos, tikrai stengiuosi vis dar, nenuleidžiu rankų. O ir vėl upelis, pirmo rato pusė tikrai nebuvo lengva, tempas buvo nemažas ir bandymas prisitraukti pareikalavo kažkiek jėgų ir šiuo metu, kiek pamenu, jaučiaus toks jau šiek tiek plaukiantis. Tuo pačiu ir buvo gan karštas oras, tai nebuvo labai kuom kvėpuoti pirmame rate, kol apsiprato organizmas prie tokios šilumos. Na ir vėl seka įkalnė, tai karmos varžybos vis ratų skaičiumi eina mažyn, bet rasas vis sunkyn. Dabar prieš šias varžybas atrodo 2 ratai, nu kas čia tikrai nebus taip sunku. Visiškai kitaip yra, dar sunkiau negu visos praeitos varžybos, trasa daug techniškesnė, įkalnės daug sunkesnės, tikrai tik sunkyn, o ratų mažyn. Atrodo, važiuoji į Vilnių tiek toli, numinė 17 km, bet tu jauties po to numinės kaip maratoną. Kaip matome, pralekiu kelias posūkius, bet greit atsigaudau kur kas. Labai reikia stebėti rodiklės. Jos gan sunkiai matos, nes tokių panašių spalvų kaip gamta jos. Geltona ta tokia nedaug įsiskirianti, tai labai atidžiai reikia stebėti, kadangi trasos net nežinau, tai taip ir gaunasi šiek tiek. Na ir čia nusileidimas gan nedrąsiai, nes daug rastų pakelėjai, tokių, kur reikia prisistabdyti. Kaip be padėkos geriausiam karmos fotografui Juliui, ačiū už nuotraukas ir ačiū už visada tą patį klausimą, kaip dviračių sportas šiandieną. Na, o čia ta neįmenama įkalnė vadinama, tikrai labai ilga. Ir varžovai mano pasimato, jau stumėsi į kalną, tai kažkaip galvojau, kuo daugiau užminsiu, tuo mažiau reikės stumtis, tai stengiausi kiek įmanoma, bet toli nenuvažiuoju, pritrūksta net jėgų, nežinau, labai sunkiai kalnė, tenka toliau stumtis. Na ir įveikiam kažkaip ne taip, o dabar nusileidimas. Sekantį ratą tikrai pabandysim daugiau užvažiuoti jam. Nežinant trasos, šiek tiek taip pat ir baugu leistis greitai, nes yra tokių staigių posūkių, atrodo įsibėgėjai, bet tenka pristabdyti, o kai dar nežinai, tai pristabdai dvigubai. Nu ir artėjam prie upelio kirtimo, tai čia tokia giliausia ir pavojingiausia gal vieta šį upelį kirsti, bet susitvarkau kažkaip. Na ir kaip karma be šuolio. Na ir čia pat jau pirmojo rato finišas. Prasilengiam su komandos nariu. Jis važiuoja nuo 35 iki 50 metų grupėje vyrų mėgėjų. Tai pirmą kartą dalyvauja karmoje ir sekėsi tikrai neblogai. Na, o į antrą ratą važiuoju jau drąsiau, nes žinau, kas kaip bus. Nu, čia šiek tiek problemos su bėgiais, metant ant aukščiausios žvaigždės lengviausios, susimetė ant pačios sunkiausios kažkaip. Ir dar prieš kalną.
vėl tenka pabėgioti. Na ir vėl sukilimai, bet kaip ir nieko nebeprisiviju aš, bet taip pat ir manęs niekas neplenkė. Aišku, tempą esu jau pametęs, tai kaip ir pirmame rate buvau 5, tai ir dabar esu 5 savo amžiaus grupėje. Na, o šiame karmo sezone jau 2 varžybose buvau 5. Ar tai bus 3 varžybos, kada esu 5? Čia matome kažkam techniniai nesklandumai, turbūt iš vyrų jėga grupės. O čia, kaip supratau, yra tas ilgiausias nusileidimas, kuris skelbiama, kad trunka kaip daugiau nei minutė. Bet po visų tų įkalnių, tai nesijaučia čia to nusileidimo. Nors širdies ritmas tai gerai čia pakrenta. Matome 150 ir turbūt dar ir mažiau buvo. Taigi šios varžybos tikriausiai šį mėnesį, ateinantį mėnesį, tokios varžybos, kurios buvo taip ganėtinai techniškos, o sekančios varžybos bus mažiau techniškos. Tai Druskininkų maratonas, Šiaulių Žemaitijos taurė, taip pat trasa bus mažai labai technikos, daugiau žvyrkelis, gravelis, tai šiek tiek bus greitesnės varžybos. Na, man šitas nusileidimas gan pavojingai atrodo, kai tas rastas toks įsikišęs turi pristabdyti ir apvažiuoti jį. Na ir čia toks momentas, kad čiut tenka įsisekti koją, kad įsukti į tą posūkį, ganėtinai staigus posūkis į tokį nusileidimą. Na ir vėl tas neįminomas, aukštas, ilgas kalnas. Tai šį kartą pasistengsiu kuo aukščiau užminti, kad kuo mažiau reikėtų vestis tą dviratį, nes vestis yra dar žymiai sunkiau negu minti. Tiesiog plyšta blauzdos. Na, o jeigu niekas nemelavo, tai buvo kas užmynė į šitą kalną. Bet kad užminti, turi turėti tikriausiai priekę 32 žvaigždę ir sverti mažiau nei 70 kg. Nei pirmo, nei antro kriterijaus netitikau. Tai turbūt dėl to ir neužmyniau. Bet bandžiau, tikrai bandžiau. Na ir tolumoje pasimatė mano varžovas. Tai jis važiuoja 4 vietoje. Nu, nevažiuoja. Stumėsi į kalną, bet pavyti jį tai tikrai sudėtinga čia šitoje situacijoje. Tiesiog čia norėdavus mesti dviratį į šoną ir eiti be jo. Na ir viskas, tikriausiai sunkiausios dalys įveiktos, beliko kirsti upelį ir ten jau bus finišas. Na, išvažiavimas iš upelio ganėtinai jau buvo slidus, pravažinėtas, bet pavyksta neįsisegus pravažiuoti, šuolis ir jau keli šimtai metrų iki finišo. Na ir finišuoju savo 5 karmos varžybose, finišuoju 5. Ačiū, kas žiūrėjot, iki kito karto. Nu kaip tas kalniuks? Bomba. Kad nieks neįvažiavo. Reikia pradėti bėgiuotą, girdi man čia. Eiktų man traukti per blauzdą. Tiesiog. Karštis tai žiūri. Irgi maladės, ar ne? Maladės, šiaip nebuvo ir važiavo, tenais nedaug.